Sisteminės particijos klonavimui naudojama programa Norton Host. Tai yra viena populiariausių klonavimo programų. Taip, reikėtų visus kuriamus atvaizdo failus užkoduoti slaptažodžiu, kad niekas be slaptažodžių negalėtų jais pasinaudoti. Reikia eiti į Options, tuomet kortelė Security ir pažymėti Encrypt all images with password ir spausti Accept. Ką gali programa Norton Host? Norton Host programa gali iš disko tiesiog nuklonuoti į diską su visom particijom ir duomenimis iš disko į atvaizdo failą, tai yra sukurti viso kietojo disko atvaizdo failą ir po to atkurti. Lygiai taip pat galima elgtis su particijom. Dabar mes tiesiog sukursim sisteminės particijos kloną. Renkamės Partition to Image. Taip, pasirinkam kietąjį diską, koks yra įdiegtas kompiuteryje. Spaudžiam OK, čia matom, kokios yra particijos tame kietajam diske. Renkamės Primary, nes ten yra operacinė sistema, spaudžiam OK. Taip, tada nurodom, kur, tarkim, į tą diską, kur saugoti šitą atvaizdo failą. Klonas. Ir spaudžiam Save. Įvedam slaptažodį iki 10 simbolių. Turi sutapti. Taip, ir sistema turi galimybę suspausti atvaizdo failą. Jeigu klonuojam Windows XP ir ankstesnio Windows'o sisteminę particiją, tai reikėtų pasinaudoti spaudimo galimybę, nes tada atvaizdo failas užims mažiau vietos. Bet tai užtruks ilgiau įskleidžiant jį, tai yra atkuriant iš atvaizdo failo ir kuriant atvaizdo failą tiesiog laiko reikės daugiau. Jeigu naudosim high, tai yra didelė kompresija, tiesiog didelį suspaudimo lygį. Todėl galima naudoti fast, kuris labai greitai ten truputėlį apspaudžia, arba no. Mes dabar rinkimės fast. Taip, ir pradedam. Ir palaukim, kol bus sukuriamas atvaizdo failas. Continue. Kaip atkurti? Local partition from image. Taip. Susirandam diską ir pasirenkam atvaizdo failą. Įvedam slaptažodį, be kurio nebūtų galima jo pasinaudoti. Ir spaudžiam OK. Tai pasirinkam kietą, tai yra pamatom informaciją, kokia sistema yra nuklonuota. Taip, pasirinkam kietąjį diską, į kurį mes norim tai nuklonuoti. Mes negalim klonuoti į šią particiją, nes joje yra jau išsaugotas atvaizdo failas. Todėl, aišku, mums šiuo atveju ir tinka tik tai pagrindinė particija Primary, nes mes ten norim operacinę sistemą atkurti iš atvaizdo failo, bet esmė yra tame, kad nebūtų galima į diską vien dėl to, kad tenais yra atvaizdo failas į E ir taip toliau būtų galima. Taip, spaudžiam OK ir įsiperspėja programa, kad bus visi duomenys sunaikinti. Taip, iš tikrųjų bus užrašyta ta informacija, kuri buvo atvaizdo faile, jo kūrimo metu ir visi kiti duomenys būtent dings. Ir tiesiog palaukiam, kol įvykdomas procesas ir spaudžiam Restart kompiuterį.